Sveiki atvykę į Unimas dirbtuves. Šį darbą stalį tikrai atpažįstate iš ankstesnio vaizdo įrašo, nors galbūt jo visiškai neatpažįstate. Taip yra todėl, kad jis turi visiškai naują dažymą. Ir taip pat todėl, kad yra kitoje aplinkoje nei buvo ankstesnėme vaizdo įraše. Ir tai tik dėl to, kad turi naują važiuoklę. Specialiai sakau važiuoklę, nes tai nėra tik paprasti ratukai, bet prie to prieisime. Netrukus. Pirmajame vaizdo įraše pažadėjau jums pateikti keletą patarimų, kaip išlaikyti darbą stalį. Kuo ilgiau, kaip nauja. Pats gamintojas rekomenduoja, kad ne vėliau kaip per 1 mėnesį po išpakavimo turėtumėte darbą stalį padengti kokiu nors apsauginiu sluoksniu. Po konsultacijos tiesiogiai su ramia įmonė nusprendžiau naudoti linų aliejų. Konkrečiai aš naudojau sėmenų aliejų ir svarbu padengti darbą stalį visiškai visur. Tai reiškia ne tik viršutinę plokštę ir tai, kas matoma, bet ir visą apatinę dalį, žinoma, visą pagrindą. Jei norite būti sąžiningi kaip aš, tai mažų teptukų padengti ir skylės, pavyzdžiui, kaišiams. Šią atramą, tiesiog viską, kas jums ateina į galvą, viską, kas yra medinė. Ir nebijokite, jei turite šią profesionalią spintelę. Nudažykite ir ją, nes nors ji ir iš medžio drožlių plokštės, bet yra padengta tikrų medžių, todėl taip pat puikiai sugeria. Pagal gamintojo rekomendacijas šios darbo stalio neturėtumėte laikyti patalpose, kuriuose yra daugiau nei 60% santykinės oro drėgmės. O dabar eikime prie važiuoklės. Manau, kad svarbiausia darbo stalio, ar bet kokio darbo stalo, savybė yra jo stabilumas. Ir tuo momentu, kai darbo stalą pastatote ant ratukų, stabilumas niekada nebus toks, kaip kai jis stovi ant savo kojų. Todėl norėjau ratukų, kurie išsprendžia šią problemą. Ir yra dar vienas triukas. Šios ratukus galima pritvirtinti tiesiai prie darbo stalo arba prie montavimo plokščių. Tai turi pranašumą, kad galite nusipirkti bet kokį skaičių montavimo plokščių. Jos nėra tokios brangios ir galite jas sumontuoti ant daugiau darbo stalų ar net kitų įrenginių. Tačiau ratukų rinkinį, kuris yra gana brangus, galite nusipirkti tik vieną ir tada paprastai perkelti tarp atskirų stalų ar įrenginių. Ir su tuo susijęs dar vienas dalykas. Jau ankstesnėme vaizdo įraše kai kurie iš jūsų pastebėjo, kad šie darbo staliai, palyginti su mano ūgiu, atrodo gana maži arba veikiau žemė. Ir tai buvo todėl, kad jie iš esmės yra tik 85 cm aukščio, kas man tikrai yra per mažai, bet suprantu, kad kai kam tai gali tikti. O sumažinti aukštą darbą stalį yra didesnė problema nei padidinti žemą darbą stalį. Aš tai išsprendžiau taip, kad ant to pagrindo padariau dar tokias papildomas atramas. Tas darbo stalis įgavo ne tik man reikalingus 95 cm darbinio aukščio, bet taip pat leidžia pritvirtinti ten ratus, nes kitaip to pagrindo konstrukcija su tais ratais visai nesuderinama. Taigi, iš esmės nušoviau 2 zuikius vienu šūviu. Ateikite pažiūrėti, kaip tai vyko. Kai tas papildomas atramas pridėjau iš apačios prie tų pagrindo skersinių, pastebėjau, kad vienoje vietoje tas skersinis nėra visiškai lygus, tiesiog ten siūbuoja. Taigi, prieš tai turėjau paimti didelį dailidės oblių. A2. Tas juostas. Nušlifuoti. Per 2 kartus tai reiškia nuimti. Apie milimetrą. Taip viskas puikiai išsilygino. Dabar paviršius yra tobulai lygus ir tos papildomos atramos puikiai priglunda. O dabar reikėjo išgręžti skyles tose pertvarose po stalu. Aš nusprendžiau, kad tas vadinamasias papildomas atramas neklijuosiu tvirtai, bet prisuksiu jas masyviais konstrukciniais varžtais 8 mm skersmens ir 100 mm ilgio su lėkštės formos galvutė. Norėdami paspartinti darbą, galite iš pradžių naudoti akumuliatorinį gręžtuvą suktuvą, bet galutinį priveržimą rekomenduoju atlikti, pavyzdžiui, su terkšle. Montavimo plokštes prisukame prie pagrindo. Vėlgi, norėdamas paspartinti darbą, naudojau gręžtuvą suktuvą, o galutinį priveržimą atlikau įprastu atsuktuvu, bet kad turėčiau daugiau jėgos į rankeną. Įkišau kitą atsuktuvą kaip svirtį ir taip priveržiau. O dabar tereikia uždėti ratukus, patikrinti jų funkcionalumą. Viskas veikia taip, kaip turėtų, puiku. Taigi,
galime padėti pagrindą su ratukais ant žemės. Į tą pagrindą įkalsiu 2 kaiščius, kurių skersmuo yra 10 mm, kurie nustatys darbo plokštės padėtį. Ji puikiai prigulė. Tada ją tik iš apačios pritvirtinsiu 4 varžtais. Ir viskas baigta. Puiku, na ir einame tai išbandyti. Kai tik atlaisvinsite ratuką, jis lieka ore, o darbastalis stovi ant savo kojos. Visų svorių. Todėl yra tikrai stabilus. O ir atvirkščiai, kai norite vėl pervežti darbastalį, paspaudžiate šią svirtį. Ir taip darbastalis pakyla į transportavimo padėtį. Iš tikrųjų, po tą koją yra tiek vietos, kiek yra to ratuko spindulys. Galiausiai tinkamo ilgio pleištai. Įklijuojami į lovio galus, taip, kad daiktus, kurie ten liks, būtų lengva iššluoti. Ir turiu jums dar vieną patarimą. Padarykite bent vieną. Veržlės galą. Išardomą. Man tai dabar labai praverčia, nes keičiau greitojo užveržimo spaustuvą į originalų klasikinį. Tiesiog man jis labiau tinka. Taigi, galėjau paprastai išardyti tą veržlę ir vėl panaudoti ją kitame spaustuve. Bet kokiu atveju žinau, kad kai reikės, nereikės nieko pjauti. Ar kitaip laužti, užteks atsukti tą varžtą. Ir turėsiu tą veržlę po ranka. Jei ateityje man ar jums kils kokių nors minčių apie darbastalį, būtinai parašykite tai komentaruose. Ir aš mielai pasidalinsiu savo patirtimi. Šiuo metu tai viskas apie Rame darbastalius. Tikiuosi, kad tai jums bent šiek tiek padėjo. Nuorodas į visus produktus rasite kaip įprasta aprašyme po vaizdo įrašu. Ačiū, kad žiūrėjote. Linkiu jums gražios dienos ir greitai pasimatysime Unimas dirbtuvėse.